Ar Rimas Adas? Rimas Adas. Dar neprašė jokios damos rankos. Jei jis stosis prieš moterį ant kelių, tai tik tikėdamasis, kad greitai jie apsikeis vietomis. Šitą nežinojau. Gyvenamos vietos Adas nepakeitęs. Čia verta prisiminti patarlę. Obuolys nuo obels taip ir nenukrenta. Gaila gi mamą palikti. Jam patinka sveikas gyvenimo būdas. Jis cigaretėms sako ne, bet jos jo neklauso. Paprastai nesveika išvaizda dažnai būna sveiko gyvenimo pasekmė. Jis atrodo gražiai. Skolingas mokesčių inspekcijai 72 litus ir duoklė Lietuvai demokratiniai padėčiai gerinti. Bent porą vaikų. Dėl duoklės nesutinka. Neketina to vykdyti bent jau artimiausiu metu. Sakosi geriau jų mokyklą grįžintis. Gal trūksta žinių apie vaikų atsiradimą? Adas rimtas vyras kariškis planuoja tapti dar rimtesniu, atsiskirti nuo mamos. Turi neeilinių gabumų nurenginėti merginas vieną ranką ir užsimerkęs. Pats tai neigia. Kuklus lavelasas. Adas Rimas mylimas žmonių. Na, jį myli moteris, o kadangi jos irgi žmonės, vadinasi, yra viena kita draugiškiau nusiteikusi. Tai daugiau užgersi. Labai gerai prisimena auklėtojos travinimus, mokytis. Bet kur jau ten? Jo laikas naktis. Joje jis naudoja savo privalumus, veiklumą, komunikabilumą, jausmingumą. Galime tik spėlioti kokiems tikslams. Apie Adą tiek. Auklėtoja galėtų papasakoti.